Ar galite trumpai pristatyti save ir savo patirtį bendraujant nuotoliniu būdu? Kaip tai pasikeitė įsitraukus į šį projektą? Trumpai, jeigu save pristatant, tai esu sodžiaus verslininkas, amatininkas, šiaip mėgstantis ranką pridėti prie viską, kas su medžiu, šiek tiek gal ir statytojas, sakykim, dailidė. O galvojant apie patį projektą ir apie dalyvavimą jame, tai iš principo galbūt pasidariau, praplėčiau savo turbūt matymą ir toks labiau kaip visapusiškesnis, išėjau ir iš savo dirbtuvių šiek tiek platesnius vandenis, ta prasme, kad interneto galimybės yra beribės, tai, sakykime, padėjo man išplėsti ir svečių, ir klientų, ir interesantų, ir pirkėjų ratą. Iš tikrųjų atvėrė tas galimybės, apie kurias anksčiau net nebuvau pagalvojęs. Labai įdomu. Sakykite, o kaip po COVID-o? Ar jaučiate skirtumą po COVID-o, kai reikėjo pereiti prie gyvo bendravimo vėl? Ir taip, ir ne. Iš tikrųjų, tai vėlgi tos COVID-o išmoktos pamokos, kai pasižiūrė atgal, tuo metu buvo baisu, kai pasižiūrė atgal, iš tikrųjų įgyjom daug patirties, išmokom tų dalykų, kurių paprastai turbūt net nebūtumėm bandę mokytis ar net nebūtumėm domėjęsi apie tai. Ir tas, sakykime, galimybės parduoti, pasireklamuoti, susirasti partnerį kažkokiai veiklai, kažkam projektui, tai mes išmokom būtent per COVID, interneto būdu, filmukų ir taip toliau, taip toliau. Tai tas iš tikrųjų, tikrai mes esam patobulėję ir daug kartų iki mūsų turbūt neturėjo tos galimybės įgauti tokios patirties, kokios įgavome mes per COVID. Supratau. O sakykit, kai tas metas buvo, kai reikėjo dirbti interaktyviai, su kokiamis problemomis susidūrėte parduodant ar reklamuojant savo gaminius ir paslaugas? Jūs turite omeny COVID laikotarpį? Taip. Tai pagrindinė problema, turbūt ką visi atradom ir ką patyrėm, tai kad mūsų buityje esanti technika yra per silpna, kad mūsų interneto ryšys yra per blogas. Tada atradom savyje, kad turim visokių daug tokių, sakykime, baimių nusifilmuoti, pasirodyti prieš kamerą, galbūt iškalbos problemų, kur galbūt, kai su žmogumi bendrauja akis į akį, ausis į ausį, tai kitaip, o kai tu turi rašyti ir pats savęs paklausyti, tai čia iš tikrųjų tas buvo sunkiai įveikiamas slengstis ir ačiū, kad atsirado, kaip sako, pagalbos iš šono, tai va, tą mes labai vertinam ir su ta pagalba iš šono sutvirtėjom ir šitoje vietoje ir dabar ateityje, manau, tas mums irgi gelbės. Taigi, kokie privalumai, kas labiausiai pasiteisino elektroninėje rinkodaroje? Tai, sakykime, gal čia taip ne visai taikliai, bet daug darbų, kuriuos mes turėdavom išlėkti kažkur, kažką parduoti, parodyti, tai mes daug tų darbų galim dabar pasidaryti, kaip aš sakau, nepakildami nuo sofos, o tiksliau, reiškia, per tą virtualią gali susikurti galeriją, gali savo gaminius rodyti, gali skelbti kažkokias parodas, gali pasikviesti žmogų į vietą, kad atvažiuotų pažiūrėti, gali žmogų sudominti, suintriguoti nuotoliniu būdu ir tada jis atsiranda poreikis pas tave atvykti. Tai to tokio interaktyvumo ir to tokio plėtros, tai reiškia, kaip anksčiau būdavo turgelis, mūgė, šventė, o dabar nei mūsų sienos neriboja niekas, tu gali darbus siūsti, jeigu nori kitą kontinentą parodyti, gali parodyti, ką darai kitur, ta prasme, tavęs jokios sienos neberiboja. Tai kaip projektas Kordialis, ar padėjo jums, ar jo medžiaga lengvai pritaikoma kasdienėje veikloje, ar naudinga? Žinokit, aš šiaip iš tikrųjų iš natūros esu skeptikas tokių dalykų ir kai man paskambino ir pasiūlė dalyvauti, bet iš tikrųjų dabar, kai aš vertinu rezultatus ir kai aš galvoju, ko aš išmokau, aš jokiam vadovėlį turbūt būčiau to neperskaitęs ir jokiam televizoriui nepamatęs, to, ko Kordialis, reiškia, mums suteikia galimybę pažinti, pamatyti ir patirti. Tai iš tikrųjų dar sikelia ačiū labai ir mano tas skepsis tikrai sumažėjo, o gal net visai išnyko ir ateityje aš visai kitaip žiūrėsiu į visus siūlomus mokymus,
ar kitas praktikas.